Nukentėjusioji moteris su judėjimo negalia. Gyveno su vyru ir mama. Durys? Visada užrakintos. Moteris pati išeiti negalėdavo. Čia jos lova. Šalia būdavo vežimėlis, kurį vyras kartais tyčia patraukdavo. O mama? Nesikišdavo. Sakydavo, neerzink, kur rasi kitą tokį gerą žmogų, kuris tokia kaip tu jums. Pigiausias higienos priemonės, bet pavyzdžiui, televizorius moteriai nežinant, buvo nupirktas už jos pašalpos pinigus. Nukentėjusioji suprato, kad vyras jai duoda ne tik vaistus nuo skausmo, bet ir slopinančius, kurie atjungė. Ta vakarą paėmė vyro telefoną, nes jos buvo paslėptas, ir užsirakino miegamajam. O baigėsi? Vyras visai bandė jėga išlaužti duris. Pats susižalojo, trenkėsi galvą. Ji per tą laiką spėjo paskambinti policijai jo telefonu. Šįkart spėjo. Smurtas prieš moteris su negale gali būti ne tik fizinis. Sužinok daugiau matomos.lt. Kreipkis pagalbos.